Valgome daržovės, lieka kažkokių atliekų organinių, ravim daržą, lieka žolių, pjaunam veją, lieka vejos. Daugybė organinių atliekų, kurias galim kompostuoti ir pasigaminti puikų kompostą. Tiesiog puikiausia, kur neatstos nei viena cheminė trąša, nei jokia durpė ir nei jokias pirktinis gruntas iš parduotuvės. Jūs tikrai galite tą pasidaryti ir dabar šiuo metu yra labai dėkingas laikas jum, kadangi jūs grėbėt be galo daug lapų. Daug genit, kad ir smulkiųjų šakelių, viską galite sukompostuoti. Ir tai yra labai paprasta padaryti, nes yra priemonės, kurios 10 kartų greičiau pagreitina kompostavimo procesą. Tai jeigu jūs dabar tą pradeda daryti, kitais metais jūs jau savo daržus sodinsite į savo pilnavertį, pilną mikroorganizmų gerųjų, pilną maistinių medžiagų augalams, aukso vertės kompostą. Sakykit, kaip visą tą procedūrą užkurti dabar ir ar galima, tarkim, žiemą, nuo kokios temperatūros veikia, nuo kokios neveikia būtent šitos bakterijos? Žiemą mes nekompostuojame, nieko yra užsnigta, bet kada mes dedam kompostą, bet vis tiek mes žiemą taip pat turim atliekų. Ir jeigu, tarkim, neužšąla, ar mes galim tęsti? Galit pilti, galite naudoti tą visą sluoksniavimo procesą, kaip jūs sluoksniuojat, varto ten, žodžiu. Nes kompostas bepūdamas išskiria šilumą. Jeigu jūs į kompostą įkišit ranką, jūs jausit, kad tai yra daug šiltesnė temperatūra, negu yra grunte. Nes vyksta procesai, vyksta skaidimo procesai ir jie išskiria šilumą. Todėl tas procesas nuolat vyksta kompostavimu. Ir tikrai nepatingėkite, tai yra pasakiškos vertės jūsų augalams gruntas, kurį tikrai į šiltnamį sudėkite, į lysves ir turėsit labai gerą derlių. Sakykit, prie kokios temperatūros veikia šios bakterijos? Bakterijos veikia, jeigu yra daugiau negu 10 laipsnių. Ne? Bet jūs, kai vyksta puvimo procesas, ten ir yra maždaug. Dabar metas suaktyvinti veiklą kompostinėse su bakterijomis Compost Gobbler ir pavasariui pasigaminti kokybiško komposto, sako mkds.lt komercijos direktorė Lina Mikulskytė. Kas kiek laiko reikėtų tų bakterijų paberti? Jeigu jūs sluoksniuoja didelius kiekius organinių atliekų, tai jūs kas kartą dėdamas pabarstote mikroorganizmų ir užklojat naują atlieką. Tarkim, jūs pjovėt veją, turite karutį žolės. Jūs pabarstėt mikroorganizmų ir užpylėt naują veją. Jeigu jūs ateisit, vėl užklosit didelį sluoksnį kažkokių atliekų, vėl pabarstat. Compost Gobbleris, vienas kibirėlis gali jums sukompostuoti 2 kubus komposto, paruošti kitam sezonui 2 kubus. Tai yra tikrai nemažas kiekis. Kompostavimui tinka visos augalinės kilmės atliekos, taip pat kiaušinių lukštai, kava, arbatos pakeliai, pasakoja Lina Mikulskytė. Šis produktas buvo sukurtas bendradarbiaujant su užsienio šalių mokslininkais, kurie rinko pačius geriausius mikroorganizmus, kurie gali greitai sukompostuoti organines atliekas, esant sausam pavidale. Reiškia, kada nėra vandens terpės, su jūs dedat kompostavimą sausų pagrindų, sausa žolė ir gruntas, ir atliekos virtuvinės, ir daržovės visokios, ir pūvantis obuoliai ir lapai. O tas perkasimo procesas? Perkasimo procesas pagreitina dar procesą, bet jeigu mes sluoksniuojam su mikroorganizmais, jums perkasinėt nereikia. Tarkim, mes turim dabar kompostinę prikrautą lapų, pagrebojam lapus nuo vaismedžių, pomedžių, ir obuolių. Dedam tikrai nedidelį kiekį, paprastuoju būdu pabarstom ir mikroorganizmai pradės dirbti savo darbą. Laistyti nereikia? Laistyt galit nelaistyti, lietus palaistys. Žodžiu, ir jeigu dabar dėtumėt dar lapų, tai jau procesas užsikurtų ir labai greitai viskas